Tiesiog iš karto gal pradėdama vakarą tikrai norėčiau atsiprašyti tie, kurie nelabai patogiai įsikūrė, nelabai patogiai atsisėdė. Tiesiog tokios mūsų sąlygos, tokios galimybės. Po 2 metų kviesime į labai gražią salę ir bus labai gražu. O dabar rekonstrukcija, tai tiesiog tokia situacija yra, kad nelabai ir kėdžių turime, ir tiesiog vietų ir patalpų nelabai turime. Bet nesvarbu, nežiūrinti tai, labai sveikinam visus atvykusius į šitą puikų vakarą, į tą raganų subėgimą. Matosi daugiau raganų negu kad raganių. Ir šis vakaras tikrai pristatoma yra viena knyga Meilės Jančiorienės parašyta, bet jinai ir išleido ir 2 knygas šiais metais. Nerimo akmuo ir apie depresijų gydymą, ir šiandieninė, apie kurią bus kalbama, tai yra Raganų klubas, kur buvo susitikimai su eilė žmonių, kuriuos jūs šį vakarą ir pamatysite. O šiaip norėčiau perduoti vairą šio vakaro vedančiai Jolantai Šindeikienei, kuri yra sertifikuota reiki meistrė mokytoja pagal reiki usui šiki, nežinau kaip aš čia skaitau. Jūs pataisysit. Natūralią sistemą. Turi 1 ir 2 papildomas pakopas pagal tą pačią natūralią sistemą. 1 ir 2 Tibeto reiki pakopas pagal tibetiečių natūralią sistemą. Svarbiausia, kad Jolanta yra ir sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų reiki komiteto pirmininkė. Ir 2014-2016 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos konsultantė netradicinės medicinos plėtros klausimai. Šiaip Jolanta yra baigusi 2 aukštąsias mokyklas. Tai viena yra medicininė Vilniaus universiteto medicinos fakultetas. Tai labai svarbu ne tik tai reikia specialistė, kaip ir gydytoja, kuri daugiau turi pagrindų ir vienokių ir kitokių. Ir vėliau įgyjo Vilniaus universiteto tarptautinėje verslo mokykloje, įgyjo vadybos ir administravimo magistro diplomą. Daugiau negu 10 metų dirba leidyboje žurnalistė ir redaktorė. Tai tokia informacija apie mūsų vakaro vedančiąją. O manau, kad ir knygų autorė, ir visus sėdinčius šiuos puikius žmonės pristatys pati Jolanta. Tai prašom. Labas vakaras visiems. Tikrai labai malonu, kad taip gausiai susirinkot. Tai reiškia, ši tema yra labai aktuali visiems ir žmonės domisi ir tai yra įdomu. Ir kaip mes kalbėjome iš tikrųjų su meilė, kad yra tam tikros profesijos pas mus Lietuvoje, kurios yra paribio profesijos, tai reiškia nelabai visuomenės pripažintos, yra ir užribio profesijos. Tai iš tikrųjų pradėdama dirbti ir, sakykime, nuo tokių, mano išsilavinimas buvo ta tradicinė gydytoja, nors ir negydomojo, bet perėjau dabar iš šitą netradicinę pusę, bet matau, kad tai yra puikios galimybės sujungti viską ir kartu bendradarbiauti ir tikrai nematau jokios priešpriešos. Ir iš tikrųjų žmonės tas galimybės atranda vis labiau ir labiau ir manau, kad kada nors galbūt raganos profesija pati ir nebus pripažinta, bet tikrai labai panašių dalykų, kurios pasižymė reiškia ir taiko tuos metodus, kabutėse vadinamos raganos, kadangi iš tikrųjų tai yra žmonės, kurie tiesiog daugiau regi ir daugiau žino ir daugiau sugeba negu kiti. Tai tas žodis bus reabilituotas ir tikrai tie principai bus taikomi ir mūsų, manau, tradicinė medicina ir bus ištirti tikrai mokslu. Užtat mes šitą renginį šiek tiek ir pakreipėm link mokslo, dėl to, kad daugelį dalykų, ką seniai žmonės žinojo, pradėjo mokslininkai tirti ir jau yra tam tikri įrodymai, kad taip, mokslas patvirtina vieną ar kitą reiškinį ir tai yra iš tikrųjų, kaip pasakyti, nenorim mes taip negražiai sakyti, bet mokslas iš tikrųjų žengia paskui raganas. Reiškia, metodai yra taikomi, vėliau jie yra patvirtinami. Tai labai linkime iš tikrųjų mokslui tą ir toliau daryti ir manau, kad daugelis žmonių, mūsų knygų herojų čia susirinkę irgi daugelis savo metodų yra bent jau tikrina arba mato pasaulinį lygmenį, kad yra tam tikrų įrodymų, yra tyrimų,
kurie gali būti ne tik tai klinikiniai, sakykime, tie, kurie yra patys, sakykime, sudėtingesni, ne? Bet yra empirinių tyrimų. Tai reiškia, kai yra taikomi tam tikri metodai socialiniai, psichologiniai ir yra žiūrima, kiek pasikeičia gyvenimo kokybė. Apie tai mums iš tikrųjų renginį pakalbės ir mūsų pakviestas svečias Vytautas Kulvietis, jis yra medicinos mokslų daktaras. Taip pat kalbės ir mūsų iš tos daugiau kitos pusės pakalbės apie tuos visus metodus, apie tai, ką taiko mūsų knygų herojai ir mūsų psichoterapeutė Audronė, po to pristatysiu. Taigi mūsų vakaras iš tikrųjų prasidės ir bus prisistatymas kiekvieno knygų herojaus trumpas prisistatymas. Jie yra gavę po 3 klausimus, manau, jie šiek tiek su jais susipažino ir atsakys, jie juos gavo tik tai prieš pat renginį. Taip pat vėliau po viso prisistatymo bus trumpa diskusija, galėsit užduoti klausimus tiek žurnalistai, tiek mūsų skaitytojai svečiai iš karto. Ir jeigu kas nespės, mes gersim kavą ir tikrai galės kiekvienas prieiti prie savo mylimo herojaus arba, sakykime, galbūt sužinos tik šią vakarą, kad yra tokios galimybės, kad yra tokie žmonės, kurie užsima tokiais puikiais dalykais ir pakalbėti, tiesiog paimti kontaktus ir taip toliau. Bet pradžioje aš norėčiau pristatyti iš tikrųjų mūsų, taip sakant, šio vakaro kaltininkę, knygos Raganų klubo autorę. Ir tai yra žmogus rašantis, tai yra žmogus kūrybinis. Ir kiek aš žinau, žmogus iš tikrai šeimos, kur kūryba yra nesvetima, nes ir buvo tėvai, taip pat jie ir su kalbom susiję, o brolis Meilės Jančorienės yra Gintaras Rinkevičius, taip kad kūrybinė atmosfera tikrai suteikė daug jėgų jai ir sakykime, kad jinai pasirinko šitą temą, tai irgi yra, turbūt neatsitiktiniai dalykai. Apie tai paprašysim papasakoti pačią Meilę. Tai būtų tokie turbūt klausimai. Kaip viskas prasidėjo su rašymu, kaip atėjo į šitą kūrybinę sferą, nors šeimoje, kiek žinau, buvo labai daug muzikantų ir yra. Tuomet, kaip sugalvojo paimti tokią, sakykime, visuomenė gal ne visai dar priimtiną temą ir kokie bus tolimesni planai. Kas laukia toliau? 2 knygos parašytos, o kas toliau? Prašau, Meilė. Nuo pat pradžių. Nuo šaknų. Labadiena. Labai džiugu visus matyti. Aš čia, jeigu pradėsiu jaudintis, tai nekreipkite dėmesio. Na, turbūt, koks buvo pirmas klausimas? Kaip atsirado? Ne. Kaip viskas prasidėjo? Kaip viskas prasidėjo iš šeimos. Kaip viskas prasidėjo. Nieko čia ypatingo nėra. Aš manau, kad žurnalisto profesija, rašančio žmogaus profesija yra lygiai tokia pati kaip ir visų kitų. Tiesiog, jeigu moki šitą darbą daryti, jį darai. Ir tai teikia džiaugsmą. Man teikia džiaugsmą rašymas, bendravimas su žmonėms. Nors aš jau nuo kokios turbūt 6 klasės, kad čia yra mano klasės draugė, turbūt prisimins, nemėgau matematikos ir fizikos, bet labai norėjau rašyti eilėraščius ir visokios tam kūrybinius dalykėlius. Tai turbūt tas nuo vaikystės ir liko. Tuo labiau, kad mano mama buvo lietuvių kalbos mokytoja ir ji mane išmokė rašyti rašinėlius. Nuo pat vaikystės sakydavo, išbrauk tai, kas nereikalinga. Išbrauk, šitų žodžių nereikia. Ir pagalvok visada, ką tu tuo nori pasakyti. Tai dabar turbūt aš irgi rašydama knygas, pirmiausia galvoju, ką aš noriu tuo pasakyti. Kodėl aš tai darau, kodėl aš tai rašau. Ne šiaip sau, kad sudėlioti gražiai žodžius. Ir dabar, pasakysiu, čia Jolanta truputį kalbėjo. Mano pirmoji knyga buvo apie aktorę Larisą Kalpokaitę. Jinai 2009 metais išėjo šitą knygą. Ir paskui buvo tokia pertrauka. Ir 15 metais parašiau knygą Nerimo akmuo apie depresijos gydymo būdus. Tai yra, sakyčiau, tikrai aktuali knyga daugeliu žmonių, nes man labai skaudu matyti, kai daug žmonių serga ir jie patys gal net nesupranta, kas su jais darosi ir negali įveikti savo nerimo.
Ir to knygoje išvardinti 12 būdų, kaip įveikti depresiją. Kitokių būdų, nebūtinai tik tai gerti tabletės. Ir po to, kai parašiau šitą knygą, taip kilo mintis, kad galbūt yra daugiau tos profesijos atstovų, kurie žmonėms padeda būtent įveikti jų vidinės kažkokias asmeninės problemas. Ir aš pagalvojau, kad yra tikrai labai daug žmonių, kurie vadina save ekstrasensais, būrėjais, astrologais, chirologais ir visus juos. Ir pas juos žmonės bėga tada, kai jiem yra blogai. Dažniausiai tada, kai jie pasimeta, kai jiem kažkas atsitinka, jie nori paguodos, kažkokios išsikalbėjimų pagaliau. Jie galbūt neišdrįsta eiti pas specialistus, psichoterapeutus, bet pirmiausia nubėga pasitarti, lyg su kokia kolega, su kokiu, vat, kur tam miestelėje yra būrėja kažkokia užkalbėtoja ir jie kažkodėl nueina pas ją. Ir man kilo toks klausimas, kaip šitie specialistai dirba, kaip jie tai padaro, kad pas juos žmonės eina. Na ir aš tada pasiūliau leidyklai, čia leidykla Alma Litera, pasiūliau tokią temą. Pasakiau, kad aš pakalbinsiu tuos žmonės, pas kuriuos žmonės eina ir pabandysiu atspindėti, kaip jie dirba. Kodėl jie pritraukia žmonės ir kaip jie tai padaro, kodėl jie netgi padeda, kaip jie padeda. Ir va šita knyga yra toksai, kaip ir eksperimentas, toks tyrimas ir paklausinėjimas, kaip tie žmonės dirba. Ir galbūt yra dar viena tokia mintis, kuri mane nuvedė link šitos knygos. Tai aš netekau mamos prieš 3,5 metų, jis sirgo vėžiu, mirė. Ir po to aš visą laiką jaučiau, kad ta mama yra šalia. Kad ji yra, kad jos dvasia yra šalia manęs ir aš su ja lyg ir galiu ir pakalbėti, ir pasitarti. Ir tada man kilo klausimas, kad tikrai tas gyvenimas yra kažkoks kitoks, kad jame yra tokie dvasiniai dalykai, kurie mums yra net nesuprantami. Ir ateidama pas šitos specialistus aš ir bandžiau atsakyti savo į šitą klausimą. Kas yra tokio, ko aš nesuprantu? Kas esame mes, kas mes būsime po mirties ir kas yra ta minčių perdavimas, kaip mes čia atsitinka, kad mes vienas kitą suprantam be žodžių kartais. Na ir taip ir gimė šitą knygą. Pradžioje aš galvojau, kad kalbinsiu 13 raganų, nes man tas skaičius kažkoks labai patiko. Tiesa, tas žodis ragana, jis gali ką nors įžeisti, bet Lietuvoje turbūt jau nebeįžeidžia, nes čia Vilija tuo vardu vadina daug ką ir tas Vilijos būrys raganų yra tokių geriečių būrys ir mes pripratom prie to pavadinimo, kad ragana tai yra žmogus, kuris regi daugiau negu kiti, kad jis visai nepiktas, jis kaip tik daro gerą, o ne blogą, taip kad tegul niekas neįsižeidžia, kad tokiu vardu pavadintas. Ir mano herojai turbūt irgi neįsižeidė, nors jie tikrai neraganos. Tai matau, kad ten Vilija yra, tik ateikit Vilija. Paskui manęs klausė, kaip tu pasirinkai herojus? Kaip aš pasirinkau herojus, kuriuos pakalbinti? Turbūt daug kam įdomu. Pilietinė dvasia. Tai papasakosiu labai paprastai. Aš rinkausi irgi turbūt pagal intuiciją. Rinkausi tuos žmonės, kuriuos pažinojau, kurie man patiko, arba kuriuos rekomendavo man, tie žmonės, kurie man patinka. Ir rinkausi, kad būtų įvairesni, kad būtų ir reiki specialistas, ir būrėjas, ir astrologas, ir chirologas, bet būtų iš visų sričių. Ir tiesa, vienas herojus nesusijęs turbūt su jokiais būrimais čia yra, ir jūs jį pamatysit, jis pakalbės, tai yra ponas Vasilijus, bet jis yra smegenų programuotojas. Tai jis paaiškins, kaip jisai smegenys programuoja. Tai tiek, aš net nežinau, ką čia man toliau jums papasakot. Tiesa, nepapasakau apie svarbiausią dalyką, dėl ko aš tą knygą parašiau. Taigi, po mano langų auga trešnė. Ta trešnė išsikerojusi labai labai stipriai ir ji užstoja man šviesą. Ir aš vasarą nematau šviesos. Bet ta trešnė auga kaimyno sode. Ir aš jos negaliu nukirsti.
Ir aš nusprendžiau, kad galbūt yra koks nors magiškas būdas tą trešinę nudžiovinti. Galbūt aš pakartojus kažkokius burtažodžius galėsiu ją nudžiovinti. Ir tada nuėjau pas visus šituos specialistus ir klausiau, nu kaip man tą trešinę nudžiovinti. Jie man labai daug ką patarė. O kaip ten buvo toliau? Kaip to su ta trešinė buvo, tai kas skaitys knygą, tai supras. Na, tai tiek kol kas. Klausė, kokie mano tolimesni planai. Šiandien man labai netikėta buvo, kaip psichoterapeutės, kurie aš pažįstame jau porą metų, man tos mano planus pasakė. Nors aš tai žinau juos, bet jinai juos man atspėjo. Bet jūs generavome, Audronė. Galbūt nebe. Ji pasakė, kad 3 mano knyga bus apie sveikatą ir kad ji bus labai rimta. Aš manau, dar tikrai meilė niekur nepabėgs ir visi sveikinimai tikrai prie kavos ir tikrai galėsit pasveikinti. Dabar iš tikrųjų atėjo laikas ir pristatyti mūsų herojus. Ir herojai turi po, sakykime, 7 minutės 3 klausimus ir jie galės pasisakyti, reiškia, truputėlį trumpai prisistatę ir atsakysi klausimus, o vėliau bus klausimai, diskusijos ir tikrai tai bus šiek tiek vėliau. Tai dabar iš tikrųjų, kaip knygoje buvo aprašyti visi herojai, tai taip, ko gero, tokia pačia tvarka ir kviesime visus trumpam pasisakymui, o mūsų Rūta, šitų namų šeimininkė, turi labai gerą įrankį, kuris baigiantis laikui, herojai primins, kad jau reikia pabaigti savo prisistatymą. Tai pirmąjį kviečiame bioenergetiką Andžejų Kučinskį. Ir perskaito klausimus ir atsako. Ačiū, labą vakarą visiems. Pirmą noriu padėkoti poniai Meiliai, kad mes susitikom kartu. Tuo laiku aš gyvenau Lietuvoje, dabar gyvenu Maskvoje. Ir buvo tokie 3 susitikimai, iš ko taip, viskas prasidėjo dėl to mūsų draugystės. Kita noriu padėkoti Alma Litera už to, kad leidžia tokį įspūdingą knygą, kur yra galimybė pažiūrėti į tą nematomą pasaulį iš skirtingų pusių. O dabar apie save, mano vardas Andžej Kučinski. Savo karjerą pradėjau 91 metų Lenkijoje specialiai tarnybai ir buvo tokia speciali mokykla, kokia turėjo sujungta su Varšavos akademijos policija, vadinosi psichotronikos mokykla Lotyje. Na ir to viskas prasidėjo, paskui mano kelias labai ilgas, šio laiko man domina daug dalykų, kokie yra sujungta su sąmonė, su galimybė, su resursų, su politika. Nu, dabar apie klausimą. Koks jūsų kaip bioenergetikų išskirtinumas? Tai, pirma, mano filosofija yra labai paprasta. Aš gyvenu pagal Kaukazo jogos filosofiją, kur sako, kad yra kūno dalį, yra proto dalį, psichikos dalį, dvasinį dalį, bet čia viskas kartu yra vienas žmogus ir mes negalim to dalinti. Tai vat, jeigu ką nors man užsakė kažkokie klausimai, aš sakiau, nesvarbu, kokią kelią mes eisim į tą viršūnę, arba mes per psichoterapeutą, arba per gydytoją, arba kažkokią dvasinę meistrą, vis tiek, jeigu mes pajudinsim vieną pusę, tai visi kartu vis tiek kažkiek pakeitimų turės. Ir aš tą viską naudoju, kaip sakiau, mano pradžia 91 metų, dar čia taip gal ir niekur nebuvo. Ponas Kazlauskis 94 metų pirmą kartą Lietuvoje pradėjo tik savo veiklą. Ką aš naudoju, kodėl bioenergetikas? Galima kaip norit mane pavadinti, galima ekstrasensą, galima bioenergetiką. Aš turiu porą išsilavinimų, viena yra techninė išsilavinė, kita buvo savo laiką tokia dar teologinis institutas.
šeiminis teisės baigiau. Tai antrą klausimą. Ar galėtume save laikyti santykių ekspertų? Taip. Galiu ir praktiškai šio laiku, jeigu mes sakom apie tokį viešoji mano darbą, dauguma jo eina internetinė būdu, klausimų yra iš visų pasaulio, iš jo apie 30% tai yra klausimai dėl santykių. Bet santykiai yra ne tik šeimoje, santykiai yra kompanijai, santykiai yra visur. Ir viena iš mūsų galimybių šito gyvenime padaryti to santykio kuo geriausio. Tai aš daug investuoju į to savo praktinių dalių, daug labai skrendu po pasaulį ir bendrauju su visokių specialistų, tai šitai srityje tikrai turiu daug ką pasakyti, turiu daug autorinių seminarų. Čia labai noriu padėkoti poniai Meilei, ji mane motyvavo ir šiuo metu aš išdaviau savo 2 autorinius kompakt diskus, tik rusų kalba ir rusų rinkai. Dabar trečią klausimą. Ar jūs gydote ir ar leidžiate organizmui pačiam išsigydyti? Taip ar kitaip, jeigu žmogus yra pasiruoštas pasveikti, jis pasveiks. Jeigu ne, tai ne. Ir pirmą kartą aš susitikau su to, kad nėra tokia ligų, su kokie negalima nieko daryti. Tai yra tie žmonės, kokie yra nepasiruošti būti be to ligų. Aš taip turiu pasakyti. Jeigu klausimas dėl mane, aš naudoju visus priemonės, kokie galiu panaudoti, bet pagrindinė, aš galvoju, kad kada keičiasi viduje žmogų klimatas, keičiasi viskas. Ir reikia nuo to pradėti, kaip mes tą klimatą pakeisim, tai kelių labai daug. Viena iš dar tokių svarbių elementų, mano, tai yra vieta ir žmogus. Viskas, kas su to priklauso, taip pat gal ir dėl to buvo pirmas mano autorinis kompaktas toks įleistas, vadinasi namas. Jeigu mes turim vieną dieną 24 valandos, tai iš jos minimum 3. 1/3 mes būnam toj vietoj, kur mes nakvojam. Arba daugiau. Viskas, kas tam vyksta, visus energijos, kokie yra toj vietoj, tikrai turi didelį labai įtaiką į mūsų gyvenimą, mes galim su to sutikti, galim ne, bet mes toliau einam pagal tos inercijos. Antra vieta, dauguma iš mūsų dirba ofise kažkokie, čia taip pat yra plotas, kokie turi didelį įvykį mūsų gyvenime. Tai aš linkiu visiems, kurie šiandien atėjo, kad rastų savo herojų, su kiekvienas su mūsų galima bus pakalbėti, kiekvienas yra įdomus žmogus. Jeigu dėl savęs, tai jeigu aš rasiu žmogų, kokį organizuos mano renginys Lietuvoje, tai to renginį ir po naujų metų gal ir bus. Jeigu nerasiu, kviečiu į Maskvą arba į Londoną. Ačiū. Sekantis mūsų knygos herojus yra reiki meistras ir mokytojas Sigitas Povilaitis. Labas vakaras visiems. Visų pirmiausia, noriu padėkoti renginio organizatoriam, knygos autoriai Meilei. Vėlgi, kaip ir Andžėjus minėjo, ir motyvacija visą šitą. Tai aš esu Sigitas Povilaitis, kaip jau mane pristatė. Mano kelias aplamai, kas liečia papildomą alternatyvią mediciną, prasidėjo gal kiek anksčiau negu prasidėjo Lietuvoje, tai 1988 metais. Ir vėlgi tai buvo Džonos Davidašvili mokinė, paskui aš mokiausi apie kontaktinę masažą. Toliau buvau susitikęs ir dabar dar mokosi ir bendrauju pas Dzogchen praktikos mokytojus iš Buretijos, iš Tibeto, jeigu teko tokią praktiką girdėti, budistinę. Ir vėlgi tai aš manau, kad tai visas tas kelias, kai aš esu praėjęs, tai buvo mano kelias į Reikį. Ir mano pirmasis klausimas yra, kodėl pagrindinė praktika pasirinkote Reikį. Tai aš dar norėčiau suabejoti, ar aš pasirinkau ar mane pasirinko, kaip sakoma. Nes visgi, einant šitom dvasinio tobulėjimo ir vystymosi keliu, mane ko gero tiesiog atvedė šitą praktiką. Tiesiog atvedė ir šitoj praktikoje, kaip turbūt kiekvienas herojus turbūt turi savo pagrindinę praktiką, kaip vadinamą arkliuką, kurio jisai gali maksimaliai suprasti, padėti kitiems žmonėms, padėti savo. Tai aš manau, kad mano praktika yra Reiki.
Ir būtent dėka tos praktikos aš labai daug sąsajų randu su kitom praktikom. Ir tokiu būdu aš tik dėl savęs, dėl manęs tai yra pagrindinė reikia praktika, dėl jūsų gali būti kažkokia tai kitokia. Ne vienos praktikos aš nesiūlyčiau ir nelaikau aukščiau ar žemiau, tiesiog kiekvienas kelias yra geras, tiesiog mes pasirenkam tinkamą kelią. Ir kaip reikia praktikas pradėjau praktikuoti nuo 1994 metų. Antrasis klausimas. Kokie jūsų naudojama praktika populiariausia ir masiškiausia? Na, apart reikia praktikos, naudoju dar keletą įvairių praktikų. Tai viena iš jų yra sąmoningas kvėpavimas arba repetingas, turbūt irgi girdėta praktika. Na, jos aš nesimokiau pas šitos garsiosius vakariečių mokytojus Daną Briulė ir Leonardą Orą, kurie paprastai, reiškia, skaitomi kaip ir pradininkai šitos praktikos vakarietiškam pasaulyje. Šitos praktikos aš mokiausi Ulano D, Dzogčeno vienuolyne. Ten jis nesivadina repetingas, bet tie patys kvėpavimo naudojami su specialiom mantrom. Taigi turiu iniciaciją iš šitos praktikos pravedimą iš savo mokytojo su specialiom mantrom. Taigi, tiesiog gal dar reikėtų paminėti, kad repetingo praktiką mes vedam kiek individualiai, tiek ir grupinės. Ir noriu paminėti dar tokį savo kolegą Raimondą Binkauską, turbūt irgi teko girdėti gongų meistrą, pradininką Lietuvoje. Tai mes su juo irgi vedame jungtinės sesijas ir taip pat išleidome autorinį diską, Gong Björfingas vadinasi, ir žmonės gali, reiškia, lengvesnę versiją šito kvėpavimo kvėpuoti patys namuose. Tai va, tai trečiasis klausimas. Ar jaučiate, kai žmonės yra nusiteikę negeranoriškai jūsų atžvilgiu ir kokių priemonių imatės, norėdami išvengti žalingo poveikio? Na, turbūt pirmiausia, gal pradėsiu ne apie aplinkos poveikį, bet apie save. Tai visų pirmiausia, kriterijus to, kaip aplinka reaguoja į mane, tai ką aš turiu savo viduje. Taigi, jeigu kažkur tai, sakykime, pastebiu, kad kažkas tai kažkur tai mane pradeda reaguoti kažkaip ne taip, tai pirmiausia, ieškau priežasties savy. Nes kadangi visų pirmiausia, mūsų aplinka yra mūsų atspindys. Jeigu ta aplinka pradeda reaguoti mane kažkaip ne taip, turiu surasti priežasties savy. Tai pirmiausia, šitą ir darau. Ačiū labai. Dėkui labai. Sekantis mūsų knygos herojus pagal eilę, taip kaip eina knygoje, yra vaizdinių medicinos specialistas Vytenis Sinkevičius. Labas vakaras. Mano vardas Vytenis Sinkevičius, kaip jau girdėjot. Kurį laiką užsiemu vaizdinių mediciną. Meistro Siumintan mokykla. Ir visų pirma norėčiau padėkoti Melei Jančerienei už sklaidą, įdirbį, pliusą. Ir dėl to, kad surado mus visus kažkaip, surinko, subūrė. Nes mes gyvenam labai įdomią epochą, vandenio epochą, žinios liejasi, daug informacijos. Svariau dabar, jeigu anksčiau tos informacijos nebuvo, tai dabar svarbu atsirinkti informaciją. Taigi labai gerai, kad vyksta tokie dalykai, kad galima susipažinti plačiau. O yra daugelis žmonių, kurie tuom gyvena, praktikuoja, padeda kitiem. Taigi, atsakysiu į keletą klausimų. Pirmas klausimas, kaip padėti atskleisti žmogaus asmeninį potencialą ir kas būna, kai žmogus eina savo paskirties keliu. Iš tikrųjų, tai žmogui svarbiausia yra eiti savo paskirties keliu. Kai jis eina savo paskirties keliu, atsiskleidžia labai daug energijos pas jį. Jisai gali tada reprezentuoti tai, kas jisai yra visatos lygmenį ir leisti transliuoti per save pirminį jo sielos užmanymą ir transliuoti per save ir padėti kitiem ir kartu augti pačiam. Gaunama labai daug energijos ir didžiulis atsiskleidžia dar papildomi potencialai, dar papildoma energija gaunama. Dėl to svarbiausia yra iš tikrųjų, mes dažnai, šiaip žmonės dažnai mano, kad turtas yra materialus. Taip, tačiau pats didžiausias turtas yra eiti savo keliu,
atrasti žmonės, kurie yra susijęs su tavim, pas kurios sutampa